Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalės giesmė. Per amžius tau dėkosiu, per amžius tavo šventąjį vardą aš aukštinsiu. Per amžius tau dėkosiu, per amžius tavo šventąjį turi gyvenimą. Tas, kuris turi gyvenimą. Tas, kuris ir patėvas turi. Ar taip nuoširdžiai savo pripažindamas, kad Dieve, tai jeigu tai tiesa, tai būk geras, ištrauk mane iš čia. Ir aš taip iš tikrųjų nuoširdžiai tuo patikėjau. Aš tada atsigulęs vakare ten iš elementariai. Gimtadienį antras savo. Gruodžio 13 diena, mano antras gimtadienis. Iš tikrųjų, nes prieš 4 metus mano gyvenimas pasikeitė visiškai. Ir kad aš čia planai šiandien yra mažas trumpas liudijimas iš jos nuomonė apie muitininkus, kai buvo, kokie buvo prieš 2000 metų, tai apie matininkus šių laikų, žemės privatizavime labai panaši turbūt. Ir tuose daug teisybės yra toje visuomenės nuomonė. Nes lengvi pinigai aplamai gąsdina žmogų, o lengvi ypač. O dirbant, nors aš buvau ne visai tipiškas matininkas, nesnei man vienas tikintis žmogus pasakė komplimentą. Aš jam prieš 10 metų matau žemę. Sako, tu net tais laikais buvai neolevoj tipiškas matininkas. Nes iš tikrųjų aš šventų neprivataudavau ir kyšių nereikalaudavau, bet paprasčiausiai pakako naudotis informaciją ir galimybę. Ir taip iš gero gyvenimo nusigyvenau tiek, kad 2006 metų vasarą aš maniau, kad mano gyvenimas baigtas. Prieš tai sekė 5-6 metai intensyvaus gėrimo, 3 metai depresijos. Ir kaip čia prieš mane liudijo, ką tik brolis, tai aš irgi pasikviečiau viešpatys labai įdomių būdų, ko gero. Aš buvau visiškai rimtai apsisprendęs pasitraukti iš šio gyvenimo. Ir buvau Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom. Саме щасливо в этом залі. Suvaržytas, visiškai praradau laisvę, tai 18 metų viskas
nebuvo staigaus kritimo, buvo viskas po biškį lėtai, bet ant galo ir po plaukai nukirpti ir išėjau į konspiraciją, nes pradėjo policija persekiot. Sesuo, aišku, irgi pakeitė įvaizdį, ištekėjo už vieno vyruko, jis buvo toks rimtas prie banditų vyrukas, automatiškai autoritetas kažkaip pasidarė, ten perėjau, nei nepastebėjau, kaip ta vertybių skalė labai keitėsi, perėjo man prie tų banditų, tokie įdomus, ten pinigai irgi uždirbami, neblogai, mašinos gražios. Давайте крестовые походы продолжать дальше, типа. Ir tiesiog darykim kryžiaus žygius ir toliau. И все говорили, люди, все мы христиане, но смотришь их жизни, никакого христианства, запаха даже нету христианского. Ir kalbėjom, kad Алкоголь, esame блуд, там, krikščionys, разврат, там. bet viduje Kriminalai nebuvo ir jokios krikščionybės, buvo gėrimai, kriminalai ir visa kita. Но в этой ситуации вдруг мне как-то осенило. Bet šitoj situacijoje mane kažkas apšvietė. Кто этот Христос? Kas tas Kristus? Почему мы христиане? Kodėl mes krikščionys? Ну и один из товарищей говорит, да еврейский мужик. Ir vienas draugas sako, nu tai žydų vyras toksai. И по моему национальному гордостью, так, это вообще, как это, еврейские мужики, мы армяне, что у нас в Армении нет мужиков? Man toks išdidumas pakilo, o kodėl žydų, o kodėl, ką mes, armėnai, ką mes Как vyrų говорится, neturim? обидно стало за державу. Nu ir jam tiesiog kaip skaudu pasidarė, za державу tai yra didžiulė valstybė. Tai Сегодня один мне утром по недвижимости доказывает, что, как он говорит, что свалки это Литва, бывшая, там это наша империя и так далее. Кровь Иисуса омоет мой грех. Tikiu, kad Jėzaus kraujas nuplaus mano nuodėmes. Я верю, что Он умер за меня Aš tikiu, jis mirė už mane. и воскрес на третий день. Ir trečiąją dieną prisikėlė. С этого дня Nuo tos я dienos хочу доверять Тебе aš noriu pasitikėti tavimi всю мою жизнь. visą savo gyvenimą. Возьми мою жизнь, Paimk mano gyvenimą, измени меня. pakeisk mane. Я хочу по-настоящему доверять Тебе. Aš noriu iš tikrųjų pasitikėti tavimi. Свою жизнь, свою семью. Patikėti savo gyvenimą, savo šeimą, savo ateitį, Бизнес свой. savo verslą. Все доверяю я Тебе. Viską patikiu tau. Измени меня. Pakeisk mane. Делай таким, как Ты хочешь. Padaryk tokiu, kokį tu nori matyti. Я хочу доверять Тебе полностью. Noriu patikėti tau visiškai, pasitikėti tavimi visiškai. Спасибо Тебе. Ačiū tau. Спасибо Тебе. Ačiū tau. Аминь. Amen. Аллилуйя. Amen. И сейчас вот кому коснулся Бог, вот на самом деле не стесняйся, если ты понимаешь, что тебе есть, мы можем молиться сейчас. И особенно верующим также. Ir kas pajautėt, kad Dievas iš tikrųjų prisilietė, jūs nesigėdinkit, mes galim melstis už jūs dabar. И выйти и сказать, знаете, очень важно оставить, Išeiti ir pasakyti. оставить этот год действительно со всеми прошлыми, со всеми негативами. Palikti praeitus metus su visa praeitim, su visu negatyvu. Даже те победы, которые Яков имел в прошлом, ему это не радовало. Netgi tos pergalės, kurias Jokūbas turėjo, jo nedžiugino. Я скажу, что порой даже мы что-то достигаем, все равно в конце мы видим, что мы не удовлетворены. Ir aš